Yra tokia japoniška patarlė, išmintinga moteris neklausinėja klausimų. Tai reiškia, kad moteris neklausia to klausimo, kurio atsakymas sužeistų jos širdį. Jinai tiesiog palieka tai nežinomybei. Aš norėčiau praplėsti šitą patarlę ir pridėti, kad mielos moterys komunikacijai su vyrais naudokite pauzes. Tai yra stiprus įrankis, nes jūs tada pasiliekate erdvę pagalvoti. Ir čia yra kvietimas būti išmintinga moterimi. Nes tada tu gali pagalvoti prieš sakydama tą kritiką, prieš išsakydama tą repliką. Gali pagalvoti, ar tai sužeis mano vyro kaip lyderio vaidmenį, ar tai sužlugdys mano vyro kaip mamuto parnešėjo vaidmenį, ar ne. Ir pauzės metu gali sukeisti žodžius, kažkokį žodį išimti iš to sakinio ir tada pamatysi, ką reiškia būti išmintinga moterimi. Tada atsivers dar vienas ego rolės variantas – išmintingoji tu. Ir kaip tai padarys tavo santykius geresniais. Magiškos pauzės galia.